Sveiki. Šiame video pakalbėsiu, kaip naudojantis Origin programa jūsų turimus duomenis jūs galite aproksimuoti tiesinėmis kreivėmis. Tai pradžiai nusibrėšim grafiką, nusibrėšim du grafikus. Tai vat, ir pabandysim aproksimacijos būdu surasti šių grafikų tiesės parametrus. Tai norint tai padaryti, mes einame Analysis, Fitting, Fit Linear ir Open Dialog. Tai va, šitam atsiradusiame lange yra daug įvairių nustatymų, bet gal pradžioje aptarsim tik tai va šitą Input Data. Čia tiesiog jūs galite pasirinkti, kurią funkciją jūs norit naudoti aproksimacijai. Šiuo atveju yra pasirinktos abidvi funkcijos, matot B ir C. Bet jeigu, tarkim, jūs norit tik tai vieną funkciją aproksimuoti, tai jūs galit kitą funkciją išmesti. Po vieną išmesti neišeina, tai reikia išmesti visas, tai pasirenkam Reset ir tada po vieną galite susidėti, pavyzdžiui, AddPlot1 ir AddPlot2. Tai va tada mes vėl abidvi susidėjom. Jeigu reikia vienos, įsideda tik tai vieną. Ir pasižiūrim, kas čia gaunasi. Gal truputėlį paryškinsiu kreivės, kad geriau matytųsi. Čia tiesiog galite keisti tos linijos parametrus. Storį, spalvą, stilių linijos. Tai štai šitoj lenteliai viršų yra pavaizduota, kokia funkcija yra naudojama aproksimacijai. Tai jau, kaip ir minėjau, mes naudojam tiesinę funkciją, tai čia yra pavaizduota tiesinė funkcija, kurios parametrai yra A ir B. Šitie parametrai anglų kalboje turi savo pavadinimus, tai jie jas vadina intercept parametrą A, o parametrą B jie vadina slope. Tai kadangi mes aproksimavom dvi funkcijas, du grafikus, tai turim dvi funkcijas su dviem koeficientais, tai iš viso yra 4 parametrų vertės. B grafikui interceptas yra 6, o slopas yra 4,8, o C minus 8,3 ir 9,4. Šitam stulpelį yra pavaizduotos standartinės nuokrypos. Tai kas tai yra? Tai, pavyzdžiui, šitoje vietoje jūs matot, kad taškai nuo teorinės kreivės, nuo tos aproksimuotos kreivės yra šiek tiek nukrypę. Jie negula idealiai ant tiesės. Tai natūralu, kad jūsų tiek krypties koeficientas, tiek tas vadinamas interceptas, jis turės šiokią tokią paklaidą, jis nebus griežtai apibrėžtas. Tai šita paklaida reiškia, kad greičiausiai jūsų grafiko to intercepto vertė bus lygi 6. Bet jinai gali būti ir šitam intervale. Tai reiškia, kad jinai gali būti 6 plus minus 1,5. Taip pat lygiai su slope. Tiesiog skaičiuojant savo kažkokius tai duomenis, jūs galite atsižvelgti šitą paklaidą. Pavyzdžiui, žiūrėkit, dar toks dalykas. Yra C ir B grafikai. Matot, kad C grafike eksperimentiniai taškai gerokai smarkiau išsimėtė nei B grafike. Tai natūraliai atsispindi ir paklaidose. Tai matom, kad C grafike tas paklaidos yra beveik kokius 6-7 kartus didesnės nei B. Tai čia, kaip ir sakau, praktiškai nurodo jūsų matuojamo dydžio paklaidą. Gali taip maždaug įvertinti tą statistinę paklaidą. Tai gal truputėlį grįžkime dar į tą lentelę ir pasižiūrėkime, kokių ten daugiau dar nustatymų yra. Kartais jie būna visai reikalingi. Vėl nusibrėžiam grafiką kažkokį. Einame Analysis, Fitting, Fit Linear, Open Dialog. Kitas dalykas, kurį aš kartais naudoju, tai yra Fit Options. Čia galim pasirinkti tokius du dalykus, kaip Fix Intercept ir Fix Slope. Kągi tai reiškia? Kartais nutinka taip, kad jūsų, tarkim, ta tiesinė funkcija turi jau iš anksto žinomą parametrą. Kitaip tariant, pavyzdžiui, jūs jau iš anksto žinot, kad jūsų interceptas turi kažkokią tai vertę. Tai tokiu atveju jūs aproksimacijos metu jos nekeičiat ir tiesiog nurodot tos vertės dydį. Jis gali būti bet koks ten, tarkim, 5 kokie, jo. Pavyzdžiui, galėčiau pasakyti tokį pavyzdį, kad, tarkim, jūs matuojat kažkokio tai kūno kinetinę energiją
ir kaip jinai priklauso nuo greičio kvadrato. Nu, tarkim, kad ant x ašies yra atidėtas greičio kvadratas, o ant y ašies yra atidėta kinetinė energija. Tai natūralu, kad jeigu jūs atliksi tokius matavimus, pas jūs interceptas bus lygus nuliui. Nes tokiu atveju tiesės lygtis yra y, b kart x. Koeficiento a jisai neturi, nes jis yra lygus nuliui. Nu, tai tokiu atveju jūs tiesiog galit fiksuoti interceptą ir rašyti jį lygų nuliui. Tai va taip, tarkim, ir paliksim šį kartą. Nu, arba galit priešingai daryti, galit fiksuoti polinkio kampą, o palikti, kad interceptas būtų varijuojamas tas aproksimacijos metu. Kitas dalykas, kurį aš naudoju, tai vat yra range margin. Jeigu pamenat, arba galite sukti video atgal pasižiūrėti, kad kai jis užbrėžia tą užaproksimuotą funkciją, tai jis ją brėžia nuo pačio grafiko pradžios iki pačios pabaigos. Tai nei toliau, nei arčiau. Ir jeigu jūs norit ją kažkiek išplėsti už ribų, tai jūs čia turit nurodyti procentus. Kiek procentų jūs norit, kad tą grafiką šiek tiek pratęstų. Nu, tarkim, man dabar daug nereikia, tai tegul pratęs tik tai 5 procentus. Na, va, pasižiūrim, ką mes čia gausim. Tai vat, interceptas, kadangi buvo fiksuotas, jis yra lygus nuliui, jis paklaidos neturi, kadangi mes tariam, kad jį žinom tiksliai. Nu ir vat, automatiškai jis parinko slaupo vertę 5,08 su tam tikra paklaida. Tai vat, o grafiko, vat, matot, jis šiek tiek irgi pratęsė, vat, 5 procentus, tai kažkur matot tiek ir gavosi, vat, tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Nu, kartais tai tiesiog yra, kartais gražiau atrodo šitaip grafikas, kartais netgi tą prireikia padaryti, nu, grinai dėl tokių, nu, grinai kartais to reikia, dėl techninių sumetimų. Ten pavaizduot kažką norit, pavyzdžiui, kad jisai x ašį atkerta tokio ar tokioj vietoj. Tas kartais tiesiog yra patogu labai. Nu ir pabaigai dar vieną dalyką noriu paminėti. Matot, kartais nutinka taip, kad aproksimaciją reikia naudoti ne visą grafiką, o tik jo dalį. Nu, tarkim, va šituo pavyzdžiu. Mes turim tokį grafiką ir mums reikia sužinoti šito grafiko krypties koeficientą, va tik šitoj, va, tarkim, pradiniai daly. Tai ką šitokiu atveju reiktų daryti? Tai šituo atveju yra toks daiktas, kaip va, tokios dvi rodiklytės, matot, va čia kairiai pavaizduota, data selector vadinasi. Tai spaudžiam ant šito data selector. Ir čia atsirado dvi tokios dvigubos rodiklės, vienoje ir kitoje pusėje. Tai dabar mes tiesiog pasirenkam su tom rodiklėm intervalą, kuriame norime daryti savo aproksimaciją. Nu tai kadangi aš, kaip sakiau, pradžioj noriu daryti, tai vat, ir nustumu kažkur jas į pradžią. Tai dabar tiesiai jis aproksimuos va tik šitoj daly, tarp šitų dviejų dvigubų rodiklyčių. Nu tai vat, pasirenkam tą intervalą ir einam vėl. Analysis, fitting, fit linear, open dialog. Ir jeigu mums kažką reikia, mes čia galim vėl nusistatyti, tarkim, ten fiksuoti interceptą ar slaupą, ten prasiplėsti tą grafiko ribas, galime šiek tiek praplėsti, tarkim, kokį 10 procentų. Nu ir spaudžiam OK. Nu va, matom. Nu jis ir užbrėžė šitoje vietoje tą tiesę, apraksimavo ją, nustatė jos krypties koeficientus su savo paklaidom. Nu tai va, tai su tiesne aproksimacija tiek. Apie visas kitas funkcijas žiūrėkit antroje dalyje.